Šiandien žiniose Panevėžyje atsiras žaliųjų atliekų konteinerių. Artėjant ilgajam savaitgaliui ugniagesiai gelbėtojai ragina išvengti nelaimių vandens telkiniuose. Kino meno mėgėjus vėl kviečia trumpametražių filmų festivalis Aš + miestas = kinas. Galerijoje 20 meninio stiklo paroda. Panevėžiečiams artimiausiu metu ketinama pasiūlyti miesto atliekų rūšiavimo sistemos naujovę – žaliųjų atliekų konteinerius. Kadangi pastebėta, jog ypač vasaros sezonu prasidėjus šienavimo darbams bei rudenį krentant lapams, daug žaliųjų atliekų paliekama prie mišrių buitinių atliekų konteinerių. Daugiabučių namų savininkų bendrijos tvarkosi aplinką ir mes pastoviai susiduriam su problema, kaip žolės išvežimas. Jie sukrauna šalia konteinerių ir papildomai turi atitinkami automobiliai surinkti tas atliekas. Taip, kad gyventojams būtų patogiau ir tvarkingesnis miestas būtų, nusprendėme imtis tokios iniciatyvos. Jeigu tai pasiteisins, plėsime tą tinklą. Savivaldybė viešųjų pirkimų būdu iš pradžių ketina įsigyti 10 kubinių metrų talpos žaliųjų atliekų konteinerių. Juos ketinama pastatyti daugiabučių namų mikrorajonuose. Iš šios konteinerius savo gyvenamąją aplinką tvarkantis panevėžiečiai galės krauti augalų ir želdinių atliekas, žolę, lapus, šakas ir panašiai. Beje, kaip teigia savivaldybės administracijos direktorė Kristina Vareikienė, pirmieji žaliųjų atliekų konteineriai bus statomi prie tų daugiabučių, kurių aplinka tvarkoma daugiausiai. Su miesto ūkio skyrimu apkalbėjom, kad pradžiai, kur gyventojai tikrai tvarkosi, o jeigu matysim poreikį, žinoma, plėsime tą tinklą. Šiuo metu gyventojai žaliasias atliekas gali nemokamai palikti akcinės bendrovės Panevėžio specialus autotransportas ir Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro aikštelėse, Pilėnų ir Savitiškio gatvėse. Artėjant ilgam joninių savaitgaliui gelbėtojai gyventojus įspėja apie pavojus vandenyje ir pataria nesimaudyti nežinomose nuošaliose vietose, kadangi šiemet šalies ugniagesiai iš vandens telkinių jau ištraukė per 100 skenduolių. Šiemet prasidėjusios vasaros maudynės Panevėžio apskrityje jau nusinešė 2 aukas. Vienas žmogus paskendo Panevėžio rajone, vienas Pasvalio rajone. Todėl artėjant ilgajam savaitgaliui tiesiog perspėjame gyventojus, kad jeigu leis laiką kažkur prie vandens telkinių, kad pirmiausia nesimaudytųsi nežinomose vietose. Geriausia rinktis tuos paplūdimius, kur yra įrengtos maudyklos, kur būdi gelbėtojai, ar bent jau yra daugiau poilsiautojų. Ir be abejo, niekada nereikia pervertinti savo jėgų, plaukti kažkur labai toli, nes dažniausiai žmogus pavargsta, bet ir tada atsitinka nelaimė. Jokių būdų negalima maudytis, tik pavalgius, apsvaigus nuo alkoholinių gėrimų, nes tada žmonės neįvertina realios situacijos. Ir be abejo, norim perspėti tėvus, kad neleistų mažamečių vaikų vienų prie vandens telkinių, ne tik kad maudytis, bet ir žaisti ant stataus upės ar upelio kranto, nes galima įkristi į vandenį. Vilma Vaiginytė patarė, jei pamatėte skęstantį žmogų, apsidairykite, ar šalia nėra pagalbinės priemonės, kurią naudojantis būtų galima padėti skęstančiajam, o jeigu įmanoma, pamėginti pasiekti skęstantį į ranką, storą medžio šaką ar numesti jam virvę. Gelbėti skęstantį žmogų taip pat reikia mokėti ir tai gali atlikti tik tai geras plaukikas, kuris žino būdus, priemonės, kaip tai daryti. Besimaudančių žmonės perspėjame, kad neplaukiotų ant įvairių padangų, čiužinių, nes gali taip pat atsitikti nelaimė. Be abejo, jeigu jau matote, kad jūs skęstate, reiktų šaukti, rėkti, tiesiog rankomis mosikuoti, pasistengti nepulti į paniką ir bent jau kuo greičiau kviestis pagalbos, o kažkas ant kranto esantis pamatys žmogų ir kas jau pamatė tokią nelaimę, turėtų skambinti telefonu 112. Pernai šalies ugniagesiai iš įvairių vandens telkinių ištraukė net 228 nuskendusius žmonės, iš jų 10 vaikų, dar 172 gyventojus ugniagesiams pavyko išgelbėti. Kino centras Garsas 7. kartą iš eilės kviečia visus kino meno mėgėjus ir gerbėjus kurti trumpametražius filmus festivaliui Aš + miestas = kinas. Festivalyje gali dalyvauti visi norintys ir autorius ir autorių grupė gali pateikti vieną filmą. Tad mes visus miestiečius dar kartą kviečiame pažvelgti į miestą pro kameros objektyvą, įamžinti tai, kas mūsų supa, kuo mes kiekvienas gyvename. Filmas turėtų trukti iki 5 minučių. Vertins filmus kompetentinga kino profesionalų komisija. Labai svarbu, kuriant filmą, yra filmo originalumas, techninis apipavidalinimas bei meninė kokybė.
Pasak festivalio organizatorių, šis projektas tai puikiai galimybė visiems norintiems išbandyti savo jėgas filmo kūrimo procese bei būti įvertintais kompetentingos komisijos. Šis festivalis suteikia daugiau kūrybinės erdvės, galima dar geriau save išreikšti. Aš tikiu, kad aplinkui mus tikrai yra daug kuriančių žmonių, jie tik galbūt neturi tokių galimybių realizuoti save. Na, o visai neseniai vykdėme projektą Atrask savo kinas, jis buvo skirtas įvairių rajonų moksleiviams ir štai jau praeitą savaitę paskelbėme nugalėtojus. Ir būtent nugalėtojai pelnė prizą filmo kūrimą su kompetentingų profesionalų komisija. Taigi ir jūsų kurtas filmas jau be atrankos dalyvaus mūsų festivalio programoje, tad jau iš tų moksleivių, kurie kūrė ir laimėjo akių, buvo galima suprasti, kad tai didžiulė laimė, nes atsiveria nauji horizontai. Taip pat laukia puikiai pažinti su kino profesionalais. Kaip ir kasmet trumpametražių filmų festivalis Aš plius miestas lygų kinas visus kino meno gerbėjus kviečia į miestą per kameros objektyvą pažvelgti kitaip ir parodyti, kas kiekvienas supa ir kuo kiekvienas gyvena. Šiemet festivalis skirtas 508-ajam Panevėžio gimtadieniui. Tematika gali būti labai įvairi. Svarbu, kad tai būtų susijęs su miestu, na, o panevėžiečiai, žinoma, nudžiugintų, sukūrė filmą apie Panevėžį, nes tokių filmų reikia. Bet laukime įvairios tematikos filmų. Trumpametražių filmų festivalio organizatoriai laukia iki rugpjūčio 22 dienos, o jos įvertinusi kino profesionalų komisija geriausius autorius apdovanos piniginiais prizais. Panevėžiečiai visus festivalio Aš plius miestas lygų kinas filmus galės pamatyti rugsėjo 4 dieną. Galerijoje 20 panevėžiečiams pristatoma dviejų stiklo menininkių Dalios Truskaitės ir Ievos Paltanavičiūtės paroda pavadinimu 2 dvitaškis. Jų asmeninė kūrybos paroda 2 dvitaškis, mano manimu, aktuali daugeliui dabarties dailės gerbėjų. Dvitaškį parodos pavadinime traktuočiau tarsi universalią nuorodą, atvirą požiūrį į mūsų stiklo meno tradicijas. Menininkėms artimas monumentaliosios tapybos ir vitražo amato puoselėjimas. Žavimės jautriomis Ievos istorinėmis užuominomis ir subtiliais Dalios feministiniais pasažais. Galerijos erdvėse taip pat pristatomas ir kitas projektas Stiklo menas virtualioje viešoje erdvėje, kurio pagrindas kompaktinio disko demonstravimas publikai. Kompaktinėme diske užfiksuoti stiklo menininkų darbai, išryškinami jų asmeniniai bruožai, kūrybinės koncepcijos, atskleidžiamos šiuo metu Lietuvos stiklininkystėje dominuojančios sritys. Filmuotoje medžiagoje atskleidžiami galimi kūrinių įgyvendinimo būdai, karšto ir šalto stiklo apdirbimas, vitražo technika, demonstruojami siužetai iš aukštosiose dailės mokyklose esančių vitražo ir stiklo dirbtuvių. Šiame projekte dalyvauja daugiau kaip 20 stiklo meno kūrėjų ir šį projektą organizuoja www.stiklomenas.lt. Stiklo meno paroda 2 dvitaškis bei projektas Stiklo menas virtualioje viešoje erdvėje Galerijoje 20 veiks iki Liepos 7 dienos.